Sveiki, labas vakaras, su jumis laida Sekundantai. Štai ir mes vėl čia kartu. Esu aš Danielius Grebliūnas ir mano kolega Augustas Šalkauskas. Labas, Augustai. Sveikas, Danieliau. Malonu vėl pasimatyti. Jo, tai vėl matomės, vėl per nuotolį. Tai šiandieną aptarsime UFC Fight Night'ą. Prieš tai praėjo mūsų UFC 313. Kokios nuomonės, Augustai, kaip pats turnyras? Turnyras geras, iš tikrųjų, mano praeitas statymas vienas nelaimėjo, bet aš po to buvau daugiau tų statymų padaręs, tai kaip ir viskas buvo labai gerai. Aš iš tikrųjų ėmiau Josh Lovaną, ėmiau dar Magomedą Ankalaevą ir ėmiau Mauricio Rufį, kad laimės kuo anksčiau laiko. Tai tikrai neblogas man turnyras buvo, iš tikrųjų mane nustebino Fizijevas, kad sukovojo tikrai prašiau negu tikėjausi ir nustebino labai Pereiros takedown defensas. Žiauriai nustebino. Čia tai tikrai, turbūt niekas nesitikėjo, ta prasme, kad takedownas vienintelis per visą kovą bus nuo Pereiros. Jo, tai tikrai Pereira parodė, kad ruošiasi šitai kovą, bet aišku, ta kova tokia buvo būdų susikaustę, tai žiūrovui tai nelabai gražiai. Ne, iš tikrųjų, ir man nebuvo labai ta kova tokia įdomi, matėsi Pereira labai saugosi Ankalaevo imtynių. Aš manau, kad labai viską Pereira teisingai padarė, nes jeigu būtų atakavęs Ankalaevą, tai Ankalaevas tikrai būtų nusigriovęs vidurio oktagono, vidury oktagono jau būtų tikrai ne taip lengva jam. Vienarvotais tikrai labai gerai dirbo, gerai gynėsi. Ir dar man atrodo, kad turbūt šį kartą aš jau galutinai patikėjau tom, kad vis dėlto Pereira yra toksai kaip genetinis frikas, kad jis yra antžmogiškai stiprus. Aš kažkaip yra daug kas sakė iš tų kovotojų, kad jis labai stiprus, bet dabar galvoju, kad tikrai jis yra labai antžmogiškai stiprus. Nu tai žinai, kai šiaip jisai labai daug dėmesio ir skiria fiziniai savo pasirašymui ir kiek pasižiūri, kiek pasidomi, tai jisai kas liečia grinai fizinį pasirašymą, tai jis ten tikrai tų treniruočių nepraleidžia. Matos, iš tikrųjų, vyras tikrai labai geros fizinės formos, labai gerai atkovoja, tikrai labai, iš tikrųjų, vienintelę kovą, kurią aš dar matau, tai matau revanšinę kovą ir manau, kad revanšinė kova gali pasibaigti šiek tiek kitaip, bet labai laukiu tos kovos ir šitą tikrai noriu pažiūrėti. Tai jo, būtų įdomu pažiūrėti. Tai ką, grįžtame prie mūsų UFC Fight Night'o, tai pagrindinė kovoje kovos Vettorius prieš Dolidze, tai bus revanšas. Praeitoje kovoje, kaip žinom, laimėjo Marvinas. Tokia kaip ir tokia daugmaž apylygė buvo kova, bet vis tiek truputį... Jo, iš tikrųjų, įdomu tai, kad aš atsimenu labai gerai tą kovą, iš tikrųjų man toj kovoje, aš nežinau, čia dėl tos kovos yra labai daug nuomonių, bet dabar nežiūriu, kad netgi unanimous decision. Įdomi kova buvo, aš tai kažkaip skaičiau, kad Dalidzei kažkaip sekėsi geriau, net mačiau, kad berods MMA decisions yra netgi 50-50 buvo, vieni atidavė Vitorijai pergalę, kiti atidavė Dalidzei. Tai gerai, tada grįšime vis tiek. Tai aš manau, kad gal ir pradedam nuo šitos kovos. Gerai, galim ir pradėti. Vis tiek Fight Night'as, kaip tik pradėjom šnekėti, pašnekėsim apie vyrus, o po to paimsim kitas kovas. Na tai gerai, tada pradėsiu apie Italian Dream ir kas čia pas mus yra, Romanas Dolidze. Ūgis Vitorijus 1,83 m, Dolidze 1,88 m, Ričas Vitorija 1,88, Dalidzės 1,93, Dolidze 36 metai, Vitorija 31. Na, ką aš galiu pasakyti? Pirmas dalykas, man iš karto šitoje kovoje, kas nepatinka, tai kad Vitorijus labai senai kovoja. Ir traumą turėjo, gydėsi traumą, tada prieš tai paskutinė kova buvo, man atrodo, prieš Jared Cannonierą, tai Cannonieras jį tiesiog išnešė. Jo, visiškai sunaikino. Iš tikrųjų, ten keista, kad ta kova nesibaigė anksčiau laiko. Vis dėlto Marvinas parodo, kad turi neblogą žandikaulį ir... Kietą galvą, bet iš tikrųjų, kaip aš apie tą galvą visą laiką sakau, tai yra laiko klausimas, kada ta galva nebelaikys.
Dažnai pas Makso Holo visi sakė, kad nepramuštas, bet Taupūrė paėmė ir pramašė. Tai va tame yra esmė. Ir iš tikrųjų Dalyzė tikrai smarkiai mušantis vyras. Nežinau, aš kol kas šitoj kovoj matau pranašumų, to aš žinau, kad koeficientai yra beveik apylygiai, mažas favoritas yra Vitoris, bet Romanas Dalyzė parodė labai geras kovas labai rimtiem vyram, su labai gerais kovojo paskutinėse, tai paimkim tiek patį Keviną Hollandą tiesiog suvalgė, kito aš tą kovą stačiau už Dalyzę ir Dalyzė dar tada už 2,1 koeficientą, atsimenu galvojau, kad čia kažkokia nesąmonė. Tada aš Dalyzę stačiau ir prieš Anthony Smithą už Dalyzę buvo 1,7 ir majority decisionais pralošė Nasruddin Imavovui. Tai iš tikrųjų matom, kad opozicija labai stipri Dalyzės, tai pralošti Nasruddin Imavovui majority decision, tai reiškia, vienas teisėjas atidavė lygias. O Nasruddinas, ką tik matėm, ką padarė su Izraelio Desanė. Tikrai taip. Šiaip, žinai, man apie tą patį Dalyzę kažkiek domėjausi apie jį, tai žmogus žaidė futbolą ilgą laikę, vėliau iš futbolo perėjo į grapplingo treniruotės ir po tų grapplingo treniruočių už kaip adaptavosi prie MMA. Bet šiaip... Tai jis grapplingo... Taip. Jis grapplingė yra net, jis laimėjęs Ukrainos čempionatą, treniruodamasis vos porą metų. Grapplingo čempionatą Ukrainos yra laimėjęs. Taip, žinai, o parodo jo statistika tai, kad turi netgi 8 laimėjimus nakautais arba TKO, tai žinai, tai parodo, kad bičias tikrai rankose turi gerą smūgį, smarvę. Tai šiaip netgi, žinai, žiūrėjau, kaip tik vakar žiūrėjau mediją, tai yra ten, kai žurnalistai bendravo su kovotais, tai, žinai, toks į akį krito tai, kad Romanas Dalyzė tai toks buvo šviežesnis, gyvesnis, žinai, matosi kažkokie ta ugnis akise, toks užsidegęs, ką mažiau pasakysi apie Marviną. Nežinau, gal svorio metimas gal toks bus sunkus, neįsivaizduoju, kame ten gali būti priežastys, bet vat, tokie pastebėjimai. Jo, Dalyzė iš tikrųjų atrodo labai šviežias. Aš manau, kad jis šviežias yra dėl to, kad pasidarė plaukų transplantacijos operaciją. Į Turkiją? Turbūt, kai aš pasidarysiu, aš irgi iš karto atšviežėsiu. Šiaip, bet juokinga apie jis iš tikrųjų ją pasidarė. Bet aš irgi atkreipiau dėmesį, kai jis išnekėjo. Jam 36 metai, jis yra be proto geros fizinės formos. Aš man net keista patikėti, kad jisai nesėdė ant kažkokio kurso, o gal ir sėdė. Bet atrodo tikrai labai gerai, fizinė forma labai gera. Nu, tikrai, va, kaip ir tu dar nepastebėjai, labai gyvas, toksai, nežinau, energingas, nu, stebinantis mane, turbūt, kovotojas. Tai va, tai... Nu, tai ką? Prognozės. Koks to pasirinkimas? Kaip ir aišku, kad Vitorija rinksies, ne? Ne, šį kartą tikrai bandyčiau paimti šios kovos underdogą, tai yra Roman Dalyzė. Argumentų buvo tikrai nemažai, kurias mes ir aptarėme. Vien dėl to, kad tikrai mačiau užsidegimą, šviežias. Aišku, kova yra kova, gali visko nutikti, bet už tokį koeficientą ir šiaip mano nuomonė, kad tikrai Dalyzė gali paimti. Aišku, yra toks niuansas tai, kad bus 5 raundai ir čia klausimas kaip su kvapu. Jeigu, pavyzdžiui, būtų 3 raundai, tai 100%... Tas net nebejočiau iš tikrųjų. Nebejočiau šitą vietą, kad už Dalyzę. Bet kai 5 raundai po 5 minutės, tai žinai, tai va tie čempioniški raundai, va klausimas, kaip Dalyzei seksis, kaip tie jo resursai, ar mokėsis ten kažkaip gražiai sustrateguoti. Na, aš irgi, Danieliau, iš tikrųjų paantrinsiu tau, aš irgi rinkčiausi Romaną Dalyzę. Aišku, 5 raundų kova, tai man irgi šiek tiek Dalyzei kartais trūksta kvapo, bet Dalyzė bus spaudžiantis kovotojas šiandien. Intiniam tikrai Marvinas Vitoris nenustebins Dalyzės, manau, kad Dalyzė bus šiandien netgi geresnis ir grepleris, intininkas gal ne, bet grepleris tikrai bus geresnis. Tuo pačiu Dalyzė labai smarkiai mušantis, Vitoris gavęs nemažai žalos, atėjęs ką tik po didelio prastovos kovos,
aš manyčiau, kad čia koeficientai turėtų būti netgi atvirkščiai, aš manau, kad turėtų būti nedidelis favoritas Romanas Dalydnis. Nu, tai Čia žinai, bent jau mano tokia nuomonė. Dar gali jį ir pasikeisti. Na, teisingai, pažiūrėsim. Iš tikrųjų labai svarbu pažiūrėti, kaip atrodys vėrimas Vitorijos. O čia yra toks įdomus aspektas. Taip, tai gerai. Na ką, pereinam tada prie sekančios kovos, net aš jau dabar imsiu tokį vieną iš prilimų. Kovą, kurią mes su Danieliam apšnekėjom, tai bus net sunku perskaityti. Dinar Nurgožai prieš Brensoną Ribeiro. Tai čia bus light heavyweightas iki 93 svorio kategorija. Tai va, mūsų kazakstanietis, ūgis 1,89 m, ryčas 1,88 m, Ribeiro 1,91 m, ryčas 2,6 cm. Nu, iš karto matom, ryčas labai didelis skirtumas. Esu mačiau, tarp kitko, kazakstaniečių kovas, mačiau kovą jo su Lenku, tai matėsi, kad kazakstanietis tikrai labai turi gerą ranką, stipriai mušantis. Kažkaip Ribeiro dabar, aš net pasižiūrėsiu, kažkaip kažko tokio apie labai neatsimenu. Va, matau, kad Magomedas Gaciasulovai pralošė, bet Gaciasulovą jau išmetė iš UFC, majority. Tada Kailo Machado pralošė, čia turbūt bus už split decision, pažiūrėsim už kokį svorį čia Kailo Machado pralošė, dabar nepamenu. O pralošė light heavyweight, nes Machado lygtais pakilo viršum. Tai, nu ką, nežinau, iš tikrųjų tokia kova, įdomi kova pasižiūrėti, kazakstanietis tikrai labai gerai atrodo. Žinau, kad koeficientas labai mažas už kazakstanietį apie 1,25, ko aš tikrai nesutinku, nes Brazilas dalykas amžius jau beveik identiškas, Brazilų 28, kazakstaniečių 27. Na, nežinau, įdomi kova. Turbūt, jeigu kažkas norės statyti šitą kovą, tai rekomenduočiau turbūt imti kovą tiesiog, kad baigsis anksčiau laiko, nes nežinau, kaip tas Dinaras kvepuoja, nes jisai tikrai kovas pakankamai greitai užbaigė. Man atrodo, Contender Series jis kovą laimėjo pirmame raunde ar antro raundo pradžioje, dabar tai pasižiūrėsiu. Jo, antro raundo pradžioje faktiškai, jo, tai jisai visas iš savo tų visų kovų labai mažai iki decisionų daina. Ribeiro turi problemų su imtynėm, kazakstaniečių imtynių aš nemačiau, turbūt mačiau, kad su Mišnais kovų laimės. Sunku pasakyti tokią kovą, kai žmogus vienas yra faktiškai atėjęs iš Contender serijos, kitas irgi toksai dar, kaip ir UFC dar neįsitvirtinęs, sudėtingas spėjimas. Aš sakyčiau, kad tiesiog, kad kova baigsis anksčiau laiko, nes labai kazakstanietis toksai medžiojantis. Jisai labai laukia ir labai bando, tikrai bando paleisti smarkę ranką. O Ribeiro tikrai irgi turi gerą smūgį, tai manau, kad kova baigsis anksčiau laiko. Manau, kad vienas iš jų nukautos kažką. Tai va, Augustai, žiūrėjau apie tą patį kazakstanietį, tai domėjausi šiaip, kas krenta akį, tai kad tikrai turi geras rankas, geras boksas. Tiek iš distancijos kažkiek gali padirbti. Aišku, dabar jam čia bus sunku padirbti, nes varžovo ryčas, kaip ir sakėm, yra 2,06 prieš 1,88, tai tikrai nelabai padirbs. Taip pat ir nebijantis į artimą į distanciją pasikalt. Kaip ir minėjom, ta ranka yra tikrai sunki. Kiek dar ką žiūrėjau, tai dėl kvapo, tai prieš tai, kur kovojo ir Eagle FC turėjęs jisai pergalių decisionų, tai tikrai žiūrėjau, kad ir kvepuoja. Tikrai kvepuojantis bus. Aš manau, kad šitoj vietoj vis tiek tas nulis daug ką sužais, dėl to, kad Ribeiro jau yra toksai, galima sakyti, pramuštas, jau pramuštas yra kovotojas. Ir aš nemanau, kad Diarui bus problema taip pat užbaigti anksčiau laiko šią kovą. Ir vis tiek taip ir dar su matchmakinu šitą kovą grinai Diarui. Tai jeigu ką pasirinkti, tai tikrai, kad pergalė bus Diaro arba baigsis anksčiau laiko. Tai ką, dar vienas Danielio kova, dabar jau prilimų kova, kurią kaip tik apšnekėjom prieš filmuodami. Tai iš tikrųjų šita kova keista, kad yra prilimuose, bet prilimuose tikrai turi būti įdomių kovų. Tai Valdo Cortes Acostas prieš Ryan Sponą. Sponas buvo ilgą laiką topinis
light heavyweight kovotojas, buvo topė, dabar pereina į sunkų svorį ir kovoja prieš Valdo Cortes Acosta. Tai aš Acosta iš tikrųjų esu matęs, man jisai toksai tikrai labai gerai judantis, vadina Salsa Boy, net atsimenu pravardę. Tai labai geras rankas turintis, labai gerai boksuojantis, sugebėjo, jis ten tokių įdomių pergalių visai turi. Aš labai gerai atsimenu, jisai Rožėdė Dėlimai pralošė decisionų, Bžetskį Lukašą išjungė. Vat man iš tikrųjų keista buvo, kad jis kovo su Orlovskiu ir jis buvo labai didelis favoritas, jis tos kovos neužbaigė anksčiau laiko. Tai mes žinom, kad Orlovskis tikrai yra pramuštas. Ir kai kovojo su to tokiu didžiuoju UFC prospektu Robelis Despanie, kur dabar kovoja karate kombate, toksai taikvandistas, olimpinis čempionas, gal žinai, dar yra tų kažnikų. Taip. Tai tas, kur kovas ten buvo, atėjo UFC, ten jo bendras ten kovų vidurkis ten vos ne minutė buvo mažiau. Tai Robelis Despanie Valdo Costa užgulėjo. Tai irgi parodo, kad imtynės kažkokias jau tikrai turi, jeigu sugebėjo užgulėti tokį arklį. Tai šičiais mane tikrai nustebino. Nu ką, Sponas iš tikrųjų yra kovojęs su visais turbūt gerais light heavyweight kovotais, tai vat, pasižiūrim paskui, bet taip, Ovensas Centrių laimėjo, tada Bogdanai Guskovai pralošė, Anthony Smithui split decision pralošė, nors aš skaičiau, kad Smithui jisai turėjo laimėti. Nežinau, iš kur, Krylovai pralošė. Tai iš tikrųjų Dominik Rėjasą laimėjo, Kucelabą laimėjo, po Anthony Smithui pralošė Cirkunovą laimėjo. Na, žodžiu, kovotojas matęs daug visko, matau, kad turi 4 kovas praloštas nokautai. Tai ir pereina jisai į sunkų svorį, aš manau, kad aš manau apie šitą kovą taip, kad jis tiesiog išeina į tą svorį, todėl kad jam tiesiog reikia pinigų. Vat man taip atrodo. Nors jam yra tik tai, nors jie yra vienmečiai, ir ūgis ir svoris faktiškai yra, ūgis ir ryčius yra beveik identiškas, bet aš manau, kad labai jau Sponas matęs daug žalos. Jo, teisingai sakai, kad matęs daug žalos ir visų pirma vis tiek tas perėjimas iš light heavyweight dabar į heavyweight, tai ir dar prieš tikrai gerą oponentą, kuris UFC, kaip ir sakėm, turi 5 laimėjimus, 1 pralaimėjimą, tikrai ir pačiam jėgų tokiam žydėjime, tai aš manau, kad šiaip iš vis yra keistas sprendimas pereiti į tą sunkią svorį, reikėtų gal priežastį žinoti, kodėl gal UFC pasiūlė, ar perėjimas, nes toks, nežinau, ganėtinai buvo neblogas vidutinis toks UFC kovotojas light heavyweight ir toks perėjimas į sunkią svorius, tai va toks labai įdomus momentas. Matai, aš gali būti dėl to, kad UFC labai mažai turi sunkią svorį, pas juos yra mažiausiai sunkią svorį visose svoriuose, tai aš kažkur skaičiau, kad apie 30 sunkią svorį tik tais turi. Nu, gali būti, kad ta priežastis, gal dažnai tie patys pinigai jį motivavo tai padaryti, bet kas liečia dabar kažkokią prognozę, tai vienareikšmiškai bandyčiau imti tikrai Acostą. Ir man atrodo, gal ir koeficientas turėtų būti ten neblogas, vien dėl to, kad... Neblogas, 1.55 ir 1.60. Jisai yra tikras sunkias svoris, tikras težas ir, ten bus kita jėga. Jo, ir jis iš tikrųjų labai gerai judantis, gerai boksuojantis. Mačiau, kad turi problemų Acosta mačiau, kai su Dėlimą kovojo, labai laukikus renka jisai. Su laukikais turi problemą, dėl to Dėlimą laimėjo tą kovą, bet Sponas nemuša laukikų, kaip Rožėdė Dėlimą. Rožėdė Dėlimą tikrai labai gerai mušantis laukikus buvo kovotojas. Tai manau, kad aš irgi galvoju, kad Valdo Acosta, jeigu Sponas šitoj kovoje laimės, aš būsiu nustebęs, va taip kitaip. Aš manau, kad už 1.60 ar už 1.50 Acosta, kuris tikrai labai gerai boksuoja. Aš gal netgi surizikuočiau imti Acostą anksčiau laiko, todėl kad Sponas tikrai jau praleidęs vyras nemažai, o Acosta sunkiam svorį, gerai muša, boksuoja, gerai tiesiog gali būti kova sustabdyta, ar dar kažkas, gal nukirs, nenukirs, bet
tiesiog gali labai daug primušti. Jis labai daug smūgiuojantis yra, labai daug išmetantis smūgių, kitaip sakant. Tikrai taip. Tai ką, čia sprendimas kaip ir mūsų aiškus, ne, Danieliau? Tikrai taip. Valdo Košta, tikrai manom, kad šitą kovą laimės. Nu ir ką, pereinam dar vieną kovą apšnekėsim, tai Main Eventas, vėl kažkokių tokių pagyvenusių vyrų kova. Elizejus Zeleckis dos Santosas ir prieš Chidi Njokuani. Tai vienam Elizejus Zeleckis 38 metai, žmogus yra visiškai natūralus, ko aš visiškai netikiu, kad 38 metų galima taip atrodyti, ir Chidi Njokuani, kuriam yra 36 metai. Tai ūgis yra 1,80 m Zeleckio, tada Njokuanis 1,91, Ričas Brazilo yra 1,85, Njokuani 2,3 m. Pirmas dalykas, iš karto galiu, kai aš pamačiau šitą kovą, pirmas dalykas, ką aš galiu pasakyti, pirma mintis, kuri puolė į galvą, tai yra tokia, kad paskutinę kovą Elizejus Zeleckis dos Santosas pralošė. Paskutinę kovą jis laimėjo prieš Anglą. Prieš paskutinę kovą pralošė Randy Brownui. Ir dabar klausykit manęs, Randy Brownas. Randy Browno ūgis yra 1,91 m, Ričas 1,98 m. Faktiškai identiškam kovotojui, jeigu ką. Tikrai taip, ir ten labai jam ta distancija nebuvo patraukli. Jo. Ir aš iš tikrųjų mačiau, kad Chidi Njokuani aš esu statęs prieš jį už, pasakysiu net prieš ką, jis tada kovoja prieš Durajevą. Ir Durajevas turėjo labai didelių problemų griaunant Njokuani, o kaip mes žinom, Njokuanis, jisai pirmą dar gerą labai tik down defense turi ir jisai, Durajevas yra tikrai geras imtynininkas ir jis turėjo labai didelių problemų. O Zeleckis dos Santosas tikrai nėra, jis yra juodas džiudžiutsių diržas, bet tikrai nėra aukšto lygio imtynininkas, greplis yra labai geras, bet imtynininkas nėra labai geras. Aš manau, kad jam bus sudėtinga. Aš manau, kad tikrai nusileidžia jisai savo wrestlinimu Durajevui. Tikrai taip. Ką tu, Danieliau, pridursi? Matai, čia sunku tikrai pasakyti. Kaip ir gerai pasakėjai, tikrai paantrinsiu tau tai, kad pastebėjai, kad Zeleckis turi problemų su aukšto ūgiais. Jo, aišku, jo ten tas paskutinės kovos yra laimėtos. Ne, paskutinė jo kova yra laimėta. Jo, bet jis ten gavo visiškai panašovą, kurį šulės jau išmetė. Po vienos kovos išmetė šulės. Jo, tai tokias, žinai, gal bandė UFC tam prospektinti. Nu, bet esmė tame vis tiek buvo prieš tai kova prieš Randy Browną, kaip ir sakėm. Tai mes tikrai matėm tas didelės problemas prieš tokį vaikiną aukštą. Bet ir klausimas, kaip jis ten dabar va čia pasiruoš šitai kovai. Gal kažkokį game planą gal pabandys kažkokie ten padaryti. Ir šiaip palyginus varžovas nėra įspūdingas, nes matai, kad UFC rekordas yra 4-3. Ir sunku prognozuoti tokią kovą. Labai ta kova tokia apylygė. Aišku, kiek matau, kad favoritas tai Zeleckis bus. Bet žinant brazilus, aš manau, kad tikrai kažką gali sugalvoti. Kova tikrai įdomi, kaip Main Eventas, tokie būdų, sakyčiau, kad golkiperiai dar prie viso to noriu pridurti, kad Njokuanis yra nusileidęs iš 84 svorio kategorijos 57. Tai jis tikrai tvirtas vyras, matęs tvirtų. Didesnių varžovų. Iš tikrųjų, šitoj kovoj nelabai sutinku su koeficientais. Aš skaityčiau, kad turėtų būti Njokuanis arba mažas favoritas, arba koeficientas turėtų būti lygus. Nors Zeleckis dos Santosas, kaip tu galvoji? Man labai patinka Zeleckis dos Santosas, geras kovotas, man jis labai patinka. Bet negaliu atsispirti 2,5 koeficientų ir nepaimti Njokuani, nes aš matau galimybės lygias, kai aš matau lygias galimybės visą laiką aš imu underdogą. Supratau. Aš sakau, kad Chidi Njokuani imčiausi tikrai.
Nu, turbūt ir aš su tavim sutiksiu, nes, nežinau, tokia labai apylygiai kova ir kaip mes prieš tai minėjom ir sakėm, tai kad Zalieski turi tikrai problemų su aukštais ir aš manau, tai gali būti vienas iš tokių verdiktų, kurį Čydi gali laimėti. Nu ką, Danieliau, kas tavo bus šią savaitės pasirinkimas? Sunku pasakyti iš tikrųjų, toksai UFC. Netgi aš iš tikrųjų, Danieliau, galiu pasakyti, žinai kaip darai, gal rinkės iš tikrųjų kovas ne tik iš tų, ką mes apšnekėjom, bet iš tų kovų, kas tau atrodo ir iš prilimų, iš bet kurių kovų, nes mes būna renkamės tik iš tų kovų, kurias apšnekam, kai kurių mes nuomonės nepaskelbėm dėl laiko stokos, tai gal kažką dar esi įmatęs tokio įdomesnio. Tuoj pasakysiu, šiaip ganėtinai geras koeficientas yra už Valdo Kortes Akostą, tai galimai aš jį pasirinksiu. Ir kartu su, nu čia sunku pasakyti, šiaip norėjau gal pabandyti su Roman Dolidze, pakombinuoti tokį čekiuką, nedidelį, už 20 eurų. Kaip tavo? Nedidelė, ne? Taip. Iš tikrųjų, aš moterų kovos iš tikrųjų daug ką žiūrėjau. Tikrai aš manau, kad visai geras koeficientas yra už Jocelyn Nunes, nes jinai kovoja Priscilą Kočeirą tikrai jau atrodo labai sunešiota. Tai aš iš karto greitai labai daug čia nešnekėsiu. Tai mano šios savaitės pasirinkimas tikrai bus Jocelyn Nunes. Tikrai galvoju, kaip ir Danielius, Valdo Akostą. Tikrai galvoju, kad imsiu Akostą. Ir prie viso šito aš galvoju, kad aš turbūt dadėsiu irgi už 20 eurų, taip simboliškai, kaip sakau, gražiai pasirkti. Ir turbūt pasimsiu Romaną Dalidzę. Nes man jisai patinka, atrodo jisai gerai, už tokį koeficientą nelabai noriu jo pražiopsoti. Tai mano sprendimas būtų Jocelyn Nunes, iš tų kovų, kurias apšnekėjom, tai bus Akosta ir Romanas Dalidzė. Nu, tai toksai būtų. Pasirinkimas yra padarytas. Tai ką, tikėkime, kad pasiseks mums. Tikėkime, kad išlysim iš minuso. Reikia lysti iš tą minusą. Tai buvo dar kartą malonus tam pabendrauti, apžvelgti ateinantį UFC Fight Night'ą. Tai ką, gero to vakaro. Tai ką, su jumis irgi taip buvo sekundantai. Su jumis buvau aš, Danielius Rebliūnas ir... Aš Augustas Šalkauskas. Iki kito karto. Iki. Kiek.